Labas rytas iš Ispanijos. Jau esam Malagoj, vakar vakare atskridom. Tai atrodo, kad dabar vakaras. Jo, tai žodžiu vakar vakare atskridom, tai nuėjom tik tais pavalgyti į čia netoli esančią bariuką šiaip. Tai toks, visai maistas, ką žinau. Svarbiausia, kad kainos jau tokios, sakykime, gal dvigubai, trigubai pigiau negu kad buvo šitam Kopenhagoj. O tai tu taip pasakai, tau nelabai patiko maistas? Man tas kepsnys biškai guminis buvo. Pasiėmiau medium keptą kepsnį, tai jis toks labai guminis buvo. Tai man dėl to guminiškumo toks, žinai. Bet iš principo tai viskas ok. Tai svajojau apie mėsą ir kažkokią daržovę, tai man jeigu bulvę vadinsim daržovę. Man norėjosi normalaus maisto, nes nelabai man patiko Kopenhagoj, tenais viskas majonezė ir toks trūko man maisto jau ten. Jo, ten biškai, ir tos košės, kad ir skanios, bet užsaldintos. Jo, stipriau užsaldintos. Pirmą dieną, kur valgiau, gal netokia saldi buvo, tai geriau, bet dar košės šiek tiek leido gyventi. Tai vakar pasiėmėm po kepsnį ir dar papildomai iš pradžių paėmiau paragauti vieną empanadą, o išeinant paėmiau dar 4, kad ir pusryčiams turėtume. Tai va šiandien ir pusryčius pradėsime nuo empanadų. Tai va ir tada jau eisim žiūrėti, kas gero įdomaus mieste. Tai kol kas labai didelio plano neturim. Tiesiog ramiai pavaikščioti, apžiūrėti ir... Pagaliau medaus mėnesis. Man medaus mėnesis ten, kur šilta. Tai va. Tik prasidėjo. Jo, gerai tada. Einam pusryčiauti ir susitiksim mieste. Čia atgaiva kaip nieka, bet šiltas. Labai šiltas. Pasivaikščiom po Malagos Alkasabą, kurią 11 amžiuje pastatė maurai. Ir daug čia kur privaikščioti yra, tokiais kaip po kiemelius, po visokius takelius vaikštai ten užsakinėjasi. Ir būtų labai įdomu, tik tais, kad baisiai karšta. Jau gal net ir iš balso jaučiasi, kad toks biškai pasilpęs jaučiuosi. Tai jau girdės ir matosi. Jo, tai labai karšta diena, nežinau kiek čia tos temperatūros, bet labai karšta. Ne karšta diena, įprasta diena Ispanijai. Bet mums tai, nežinau, iš didesnių karščių, tai yra gal iš mažesnių karščių išvažiavom. Lietuvoje ne tai buvo karšta, kai išskridom. Dabar tai šalta, kiek girdėjau, bet žodžiu.
Man tai viskas kol kas gerai. Svarbu nėra vėjų didelių. Tai atvažiuot čia pavaikščiot gerai, bet gal kai jau nesiružuoju šitos šešėlio vaikštant, tai čia ne per daugiausiai. Bet aš manau sunku nutaikyt, kada tu nutaikysi. Pavasarį. Dar prieš visus karščius, žinai, nes dabar Liepa, pats pikas. Na taip. Tai vat, gerai, einam. Ne, man kol kas gerai, ne per karštą. Gerai, o man tai jau per karštą, tai einam tada kokio šalto alaus įkalt, kad nesimuš temperatūrą ir tada žiūrėt, kur čia toliau dar pavaikščiot. Lankėm Malagos katedrą, baisiai graži iš vidaus. Milžiniška, jo. Ir čia jinai turi vieną bokštą tiktais, nors turėtų turėti du, nes vienas atseit pagal legendą, kaip ten bent jau Džeminajus sakė, kad atseit buvo skirti pinigai Amerikos pilietiniam karui, nors paskui sako, pagal dokumentus tai labiau buvo skirta tiesiog keliams tie pinigai. Bet žodžiu, labai įspūdingai taip jinai. Tai 10 eurų jos aplankymas. Ar verta? Gal ir verta. Viduj tikrai labai gražu. Nu, Justina, kaip ledai. Mango ledai. Mango su kažkuo aštraus, bet neaštro, kaip sakė. Aštru, bet neaštru. Bet skana? Skana, tuoj paragausiu pati. Pastebėjau, kad pasispanašia su elektros laidais labai įdomiai. Va čia kažkaip tais biškį taip jie eina. Tada čia susijungia. Tada čia jau kažkoks kušys. Tada ten dar didesnis kušys ir tada ten eina kažkur. Nu, kažkaip nežinau, nelabai saugiai atrodo. Jeigu reikėtų ką taisyti, tai čia jaučiu užsiknistų elektrikas. Kaip savijauta po tokio karščio. Nusikalęs kaip nežinau kas, atrodo, kol vaikšto ant karščio, tai vis ten kaip nežinau kas leipsti, ten kaip lapas, ten šakės. Įeini tada kažkur į patalpą, pasiimi alaus ar kažko šalto, tada atsigauni, tada jau normaliau, nebepiktas pasidarau, tada išeinu į karštį ir vėl blogai. Tai nežinau, kaip čia savaitę išgyventi reikės, bet kažkaip... Man lengviau žiūri kažkaip. Nu tai tu vat nori šalumos. Sakau, man tobulai temperatūra 23 laipsniai. Nu, man tai vasarai 23 mažai. Nu, nežinau, bet va dabar 30 kiek čia buvo. O, aš laikrodžiu sustabdyti. Bet čia gera, uždengti langai ir neprišyla gaiva. Jo, bet tai vat ir gyvenimas toks tada gaunasi, kad gyveni su užtrauktais langais pastoviai. Tai irgi, žinai. Gal jie patys pripranta, nėra taip karštai. Nežinau. Tai žodžiu. Atšilsim, pagaliau šalam Farerų salos Kopenhagoje.
Kopenhagoje tai tik lietaus per daug buvo, bet oras tai buvo geras. Mes tai pasiskirsim, kur vėsiau Justinas norėjo tai savaitę, aš biškai kur šilčiau norėjau, tai dabar savaitę kur šilčiau. Gerai. Lygo. Justinas. Žodžiu, apsilankėm parduotuviai, tai labai likom nustebinti kainų, nes... Už tokį maišą. Už tokį, dabar mes viską parodysim, bet už visą tai mes sumokėjom 30 eurų. Tai čia yra... Aš įsivaizduoju, kad mūsų įkiukai išėjęs, tai būtų... 50. Aš čia norėjau sakyti. Jo, ir va, pavyzdžiui, nusipirkom butelį sangrijos, tai kaip atrodo, kiek toks butelis gali kainuoti? Lietuvoje nežinau, tikrai daugiau nei 5 eurus kainuotų. Čia kainavo 2 eurus. Tai visiškai, ta prasme, pigiai. Justinas galės geriau. Jo, aš noriu. O man mineralinis. Neatsimeniu už kiek. Ne, yra čekis. Čekis. Ir dar vienas mineralinis. Reikia daug gerti. Reikia daug gerti ir alkoholio reikia gerti. Ne. Medaus mėnuo, kada dar galėsim gerti. Tai medų reikia gerti. Taip. Indrutė dar pasiėmė bloką salotų pusryčiams arba vakarieniai. Čia vakarieniai. O aš pasiėmiau rinkinį vrapam. Čia kaip paikėjai, kad pats pasigamintum, tai smagiau, tai pats suksies. Jo, čia įdėta šakutė, tortilijų, mėsos, sūrio ir salotų. Tai labai patogiai. Tada radom dar tokį įdomų dalyką, ko Lietuvoje nebuvau matęs. Gal ir yra Lietuvoje, bet nebuvau matęs. Ieškau, kur jis yra. Aš nežinau, apie ką tu kalbė. Apie šitą. Tai kad yra. Vanilinė kola. Nesu matęs. Man kažkokia lyg ir matyta. Žinai, kur būna? Gal būna tose parduotuvėse, kur japoniškų visokių. Tai gal, čia nais tiesiog paprastoj parduotuvėje. Tai įdomesnis dalykas. Tada dar man patiko kumpio. Už eurą. Euras su centais kumpio, kiek čia. Tai kad čia eurą rašo. Euras? Man atrodo, ten biškai gal daugiau buvo. Rekomenduojama kaina euras. Tai, bet ten buvo, man atrodo, euras su centais, euras 2,9 spėjau, ne? Žodžiu, euras su kažkiek, bet kumpio. Ir čia to, matyt, biškai įdomesnio, geresnio. Tada dar paėmėm sūrio, paprasto. Neįdomaus sūrio. Tada dar Indrutė paėmė kažkokio jogurtuko. Tada dar paėmėm sausainių desertai. Tada dar paėmėm skalbimo kapsulių. Jie degantis, bet kai nepertepti ten tie. Kas keista, man čia atrodo kaip ir viešbutis, bet yra visa... apskritai visa buitinė technika, virtuvė, viskas. Tai man viešbutį nesu matęs skalbenkė. Tada dar paėmėm tokias bandeles prie pusryčių. Tada dar paėmėm kavos. Čia paėmėm, aš paėmėm. Tada dar paėmėm sulčių. Tada dar paėmėm pomidorų. Suplak man pomidorinę anksčiau laiką. Anksčiau valgytas. Tai ir už visą šitą 30 eurų. Net kiek čia, 29,60 buvo. Jo, tai dar netgi nėra pilna 30 eurų. Sakau, Lietuvoje Kinai būtume kokį PM tikrai palikę. Kinai labai kažkaip susidaro pagal maišo kiekį, matuojant, tai tokio kiekį. Nes pavyzdžiui, Lietuvoje, kur mes tą skalbiklį perkam, kiek jis ten kainuoja? Apie 20? 19,9? Litras ten kažkiek. Jo, bet tai čia 5 eurai gal kainuoja. Tai prasme, kelis kartus pigiau. Justinas jau dėl šito sako, norėčiau gyventi. Žodžiu, reikia važiuoti ne į Lenkiją apsipirkinėti, į Ispaniją apsipirkinėti. Tik biški toliau, bilietas biški brangesnis, bet apsipirkinėti čia gerokai pigiau. Su tušiu lagaminu nuskrendė, kad galėtum visko prisikrauti ir grįžti. 23 kilos prisipirkė ir grįžti. Tai va, ir tas alyvuogių aliejus, matai, irgi ten bambalys 5 litrų kainuoja ten... Kaip pas mus kai vanduo? Keli eurai, tarsi iki 10 eurų. Pas mus ten už vieną butelį ten pusę litro kiekis ten būna mažiau, tas kainuoja ten 20 eurų. Ir prastas, pavyzdžiui, parduotuvė tokiai paprastai, tai tikrai alyvuogių aliejus labai prastas, specializuotose dar skaniau, bet čia tai ir brangus, ir prastas. Tai va, kainos čia geros, tai va bent jau dėl to faino. Ir pavalgys, Justinas pagaliau laimingas bus ir atsigers, ir pasigers, bet... Pasigeri? Ne, tai biški kalai galva, bet greitai praeina. Bet tas karštas tai ten labiau žudo. Tai jeigu nukristų biški temperatūrą, tai tada būtų čia pasaka. Šiandien, mačiau, kažkur rodė 35. Švieslentėj. Bus dar šią savaitę. Tai va, kepsim, bet dabar jau gal rytoj varysim link paplūdimio, tai... Pagaliau. Tai bus fainiau. Gerai. Čia neužtenka. Iki ryto.